Linas Agro. Auginti ir augti. Lietuva yra turtinga įvairiais ūkiais, į kuriuos mes keliaujame kiekvieną sekmadienio rytą drauge. Laida Žemė žmonės turi siekį supažindinti jūs su žmonėmis, kurių spalvingi gyvenimai padeda kurti ypatingus ūkius Lietuvoje. Šiandien svečiuojamės pas Gustaičių šeimyną, kur sprendimai yra priimami bendrai, iššūkiai yra įveikiami tikrai labai greitai, o rezultatai kalba patys už save. Atvykome į ūkį, kuriame, galima sakyti, karaliauja netgi 3 moterų kartos. Šiame ūkyje auginamas derlius, puoselėjami gyvuliai ir kuriamas išskirtinis drabužių ženklas kitaip. Šalia manęs yra Rūta Gustaitienė, ūkininkė, kuri mums daugiau ir papasakos, kasgi per veiklą šiame ūkyje vyksta. Labą dieną, Rūta. Labą dieną. Tai, Rūta, pradėkime nuo pradžios. Kadagi šis ūkis atsirado? Šitas ūkis atsirado, pati pradžia 91 metais. Nes pabirau kolūkiai dirbom abu su vyru. Ir pakalbinu, taip ir 91 pagal valstiečių ūkio įstatymą pasiėmėm 27 hektarus. Čia dabar, kur mes stovim, šitoj vietoj buvo plynas laukas, rinkom rudenį vietą namui ir šiemet 35 metai mūsų ūkininkavimui. 35 metai laikotarpis yra tikrai labai didelis. Kaip keitėsi jūsų ūkis per tos metus? Palaipsniui augo, pradėjom nuo tų 27 hektarų, o paskui vis tai išsinuomavom, tai dasipirkom žemės, gimė dukra čia antro ir dabar jau perduosim ūkį jai. Žemės turite jūs nemažai, ne? Kiek yra? Tai sunuomojama kažkur apie 180, turėjom daugiau, bet jau dabar. Tai kas toje žemėje yra? Jeigu papasakotumėte, ką tame jūsų ūkyje galima rasti? Ten už kelio ganyklos, nes verčiamės gyvulininkystę, turim melžiamų karvių apie 70, sėjam kviečius žieminius, sėjam rapsą, sėjam kukurūzą gyvuliam, avižas, žirnius, kad pašarų būtų gyvuliam. Tai, o galima sakyti tada, kad tas ūkininkavimas yra tapęs jau tam tikrų gyvenimo būdų? Čia jau nėra tik tai darbas jau? Ne, tai taip jau dabar visas amžius čia prabėgo ir viskas keitėsi. Ir per tuos 35 metus kiekvienais metais statėm kažką, jau dabar įdomu vis viena ir tu dirbi savo ir tas visas darbas vis viena. Sunku būna viską, bet džiaugiamės. Dabar jaunoji karta, kad nori perimti, tai iš vis labai smagu. Aš šiaip tikrai tikiu ir įsivaizduoju, kad ūkininko darbas yra beprotiškai sudėtingas ir nuolat ir įvairiausių iššūkių būna ir problemų. O kas yra kažkuri vieta, kažkuri dalis, kas jums labiausiai patinka apie darbą ūkyje? Tai vis viena, ir tie patys gyvuliai, jie yra labai protingi ir pavyzdžiui, kad ir tos pačios karvutės, jos į aikštelę eina kada ateini melžti, jos eina savo eilę ir viskas. Ir gali net pasikalbėti su gyvuliu, kaip tam paslaptis patikėti ir neišduos. Jau vis viena tas darbas 24 valandos per parą. Ar karvių viršvės, ar vilkas nors atsitinka, vis viena reikia. Pačiam niekas nenueis už tave, nepadarys. Čia kaip jūs pasakėt, kad pasikalbat su gyvuliu, visai neseniai skaičiau apie tokį tyrimą atliktą, kad žmonėms įtampą nuimti reikia pabūnant šalia karvės, nes būtent sako, kai pasėdi šalia karvės, kažkokia jinai, sako, tą raminantį tokį poveikį turi. Ir ar atkreipėt, kada, pavyzdžiui, dėmesį, kokios gražios karvės akys? Taip. Taip, tikrai taip. Ne veltui šiaip net komplimentą sako moteriams, kad akis kaip pas karvę gražios, šiaip tai tikrai. Nes vis viena, tas gyvulys irgi savotiškai turi savo, kaip pasakyti, net gal aurą kažkokią, ką vis viena, jis, kai nesveika, jis irgi bėdavoja, kai viskas gerai, vėl
Va, tas smagu labai ir tas ūkis vis viena. Išeini, grynas oras, viską. Taip. O aš pristačiau, kad esame ūkyje, kuriame karaliauja jau 3 moterų kartos. Ar galima būtų sakyti, kad šis ūkis turi kažkokį moterišką, nežinau, charakterį? Gal galima būtų taip pavadinti? Nežinau, bet šiaip tai mes dabar va, ir žentas, ir dukra, ir vyras, mes visi bendrai tarėmės, ką darysim. Vyrai daugiau prie technikos, mes labiau prie gyvulių, va, kiek atlieka laiko. Dukra, va, aš visą laiką siuvau, dabar dukra va, labai nori, tai va tas toks ir smagu labai, kad jaunimas, man tai labai, aš džiaugiuosi, kad jaunimas labai nori dirbti. O jūsų ūkis, kaip minėjote, 35 metai. Būtent 35 metų veiklos metinės švenčia ir Linas Agro. Tai tokie abudu bendramžiai. Ir partneriais esate jau tikrai net ne 10-metį daugiau, tiesa? Daug metų tai bendraujam šitą su Linos Agro sėklas perkam ir grūdus anksčiau veždavom. Bet tai pavyzdžiui, toje bendrystėje, kas yra svarbiau, ar nežinau, vienodai svarbu, tas žmogiškumas, nes turbūt tas žmogiškas bendravimas irgi labai svarbu, ar labiau va, tas toksai jau oficialioji darbo dalis? Ne, tai ir tas žmogiškasis faktorius ir labai svarbu. Dabar va, pradėjom bendrauti su vadybininkė Laima. Tai tikrai labai daug ir patarimų ir viską, kad va, kažkaip vis viena. Ir tos technologijos keičiasi ir viską, nu, labai smagu, kai va, atvažiuoja, pervažiuojam per laukus, pasakom, gal taip, gal taip, gal taip. Nu, labai smagu. O tai kokios pagalbos pagrindė jūs sulaukėte iš Linos Agro? Nu, tai dabar va, sudaro, nu, peržiūrėjau, nu, nuvažiavom į laukus, pažiūrėjom, sudėsto purškimus, viską, patarė viską, nu, kad va, šitą labai svarbus tas dalykas, nes visi nuo viso šito įdėto, nes ir pinigai, ir darbas, kad nenueitų per nieką, tai visi viskas susiveda į tą. Tai va, ir džiaugiamės, kad galim bendrauti. Man atrodo iš tikrųjų, kad pats geriausias įrodymas to, kad draugystė yra graži, tai kad būtent ne vieną dešimtmetį tas bendradarbiavimas tęsiasi. Taip, nes vis viena, nu, nežinai, kas laukia kitais metais, nes nu, žemdirbėm, nu, kas, kaip tam dievulis teisėjas, nes orai viskas nuo to ir priklauso pagrinde. Su Laima mes jau buvome susitikę praėjusioje laidoje ir visiškai nenuostabu, kad agronomai dirba tikrai ne su vienu ūkiu. Tad Laima, papasakokit šiek tiek, kuo būtent šis ūkis yra ypatingas. Šis ūkis tai iš tikrųjų ypatingas tuo, kad kai susitikom, atrodo, bendraujam jau dabar ne vieną dešimtmetį, bet nuo to pirmo susitikimo iš tikrųjų su visa šeima, ypač labai Justės vaikai manęs laukia. ir tikrai, kai skambina netgi, kai sakau, jie permušinėja, nes teta, tai iš tikrųjų tas labai ryšys iš karto užsimezgė šiltas ir ypatingas, būtent. Jūs minėjote, kad šis ūkis yra ypatingas, jis yra kitoks. Ar esant kitokiam ūkiui yra reikalinga kažkokia kitokia darbo specifika, ar tiesiog bendrai su visais ūkiais ta specifika būna skirtinga? Iš tikrųjų, tai su kiekvienu ūkiu yra skirtinga specifika, nes ir dirvožemiai skiriasi, ir klimato sąlygos skiriasi. Piečiau, greičiau vegetacija prasideda, iš tikrųjų čia truputėlį vėliau. Ir tada tuomet tie sprendimai, jie būna visai kitokie. Negali pritaikyti ir vienam ūkiui taip pat, ir šiam ūkiui taip pat. Tai iš tikrųjų skiriasi ir labai iš tikrųjų smagu, nes visada vyras važiuoja, Justės būtent vyras, važiuojant purkšt, pasiskambina, pasitikslina, kad nepridarytų klaidų. Tai vat labai smagu, kad ir pasitiki, kai sakau, ir dar vis tiek dar ir pasitikslina.
Bet ir šiaip jūsų bendradarbiavimas, jūsų partnerystė, na, būtent ūkininkų su Linas Agro vyksta jau tikrai daug metų ir žiūrint į priekį, žiūrint į perspektyvą, kaip jums atrodo, kas yra svarbiausia, norint tą tokią stiprią ilgametę partnerystę ir išlaikyti? Iš tikrųjų, tai niekada, kai sakau, nemeluok. Jeigu tu nežinai kažko, tai geriau sakyk nežinau, tada pasitikslini, sužinai ir atsakai. Nes jeigu tu meluosi, vis tiek tave kažkada, kaip sakau, pagaus, prigaus, tai iš tikrųjų svarbu vat, būtent ta tiesa, kaip sakyt, ne melavimas. Dabar šalia manęs yra Justė Gustaitytė Grupkaitė, moteris, kurią galime pavadinti ir rūbų dizainerė, ir ūkininkė. Tad man atrodo, būtų tikrai labai įdomu pasikalbėti apie tai, kaipgi kūryba ir ūkininkavimas gali gyventi kartu. Justė, tai tu papasakok man pirmiausia turbūt apie patį tavo prekės ženklą. Kas yra per prekės ženklas kitaip? Tai mano prekės ženklas yra kitaip, kuriami drabužiai tiek suaugusiems, tiek vaikams. Pradėjau tai nuo savo, kad savo susikurti kažką kitokio, kitaip. Norėjusi skirtinumo, kad atkreiptų gal dėmesį. O kai gimė vaikai, tai ir supratau, kad ir vaikams neįdomu man tie pasteliniai visi drabužiai. Ir pirkau medžiagas ir siuvau su visokiais superherojais, ryškesnės. Ir tiem vaikams labai patiko, pastebėjau aplinkiniai ir sako, ir mes norim. Tai kodėl ir kitiem nepasivus? Taip ir po truputį tas kitaip ir atsirado, kaip norėjau ir kiti. Ne tik pati puoštis ir savo vaikus puošti, bet ir kitus. Tai geriausia reklama ant savęs, žinoma. Bet tai siuvimas pats į tavo gyvenimo atėjo kaip per mamą, nes mama žinau, kad irgi siūdavo, ne? Taip, mama siuvo ir amžinatilsį močiutė siuvo, mamos mamytė. Tai nuo pat mažų dienų mačiau ir siūlus, ir audinius, ir kaip močiutė kruopščiai siūdavo, kas man būdavo nerealu. Nes labai daug kruopštumo reikalauja iš tikrųjų siuvimo, susikaupimo, atidumo. Man kažkas buvo tai vau. Ir kažkaip gal 11-12 klasėje mama turėjo irgi siuvimo mašinas ir aš sakau, duok ir man pabandyk, duok. Ir pabandžiau ir patiko. Aišku, išėjau mokytis po 12 į Kauną. Bet kosmetikė specialybė man netai patiko, tai visgi grįžau į kaimą prie ūkio ir prie siuvimo. Tai gerai, o tai kas tada, kuris sritis yra ta, kurioje tu labiau save atrandi, ar abidvi yra vienodos, vat būtent kūryba ir ūkininkavimas? Tai kūrybos reikia taip pat ir prie ūkio visur. Tikrai taip. Bet kai pavargsti prie siuvimo, gali atsikvėpti prie ūkio. Kai pavargsti prie ūkio, atsikvėpi prie siuvimo. Tai aš taip laviruoju. O tai gerai, tai tada pakalbėkime apie būtent kūrybą ūkininkavime. Kur tau jinai būna reikalinga? Man tai, pavyzdžiui, visur. Tiek laukuose, vis tiek tos kūrybos reikia. Tiek pas karves kūrybos reikia. Vardą sugalvoti veršiukui gimė. Jau kūryba. Visur mes naudojam kūrybą su mama. Tai sritis yra tikrai labai stipriai taip, panašos man. Sakau, kitas įk melži karvės ryte ir ateina įkvėpimas, kokį megztinį aš galiu pasiūti. Kaip ir šiandien, pasipuošiu savo kūrybos megztiniu. Tai taip, sakau, tas kaip ir meditacija karvės ryte nemelžt. Ir prigalvoju tų darbų visokių savo, o paskui juos bandai gyvendinti. Bet tai čia labai gerai yra, žmonės kartais eina kažkur, lekia į kitą pasaulio pusę to įkvėpimo ieškodami, o tau niekur toli bėgti nereikia. Taip. 2 minutės iki darbo, kaip aš sakau. Viskas vietoj. Bet pavyzdžiui, apie patį sukimąsi ūkyje, tu ir būdama vaikas galvodavai apie tai, kad tu norėtum ūkyje būti, ar kada tu nusprendėjai, kad ūkininkavimas irgi yra tai, kas tau yra įdomu? Tai dar darželį lankydama, pieždavau karves, visokius gyvūnus ir būdavo užrašyta, aš būsiu ūkininkė. Tai o čia turbūt kraujyje, manau, viskas yra. O paskui, kaip paauglystėje, vis tiek galvoju, jau gal čia nenoriu, jau gal reikia čia į miestą dairytis, bet paskui kažkaip berniukas atsirado ir kažkaip mes su vyru nusprendėm, kad visgi grįžtam prie ūkio, nes Kaune negalėjau gyventi, man 4 sienos blokuoja viską, kaip aš sakau.
O čia laisvė, mintim, viskam, tai čia, kaip sakau, tobula yra gyventi kaime. Tavo mama labai džiaugiasi tuo, kad tu esi čia ir pati kalba apie tai, kad jai yra labai saugu žinoti, kad ūkį tarsi po truputėlį perima ta jaunoji karta. Tai kaip jaunoji karta mato šio ūkio ateitį? Nu, mes su vyru tikimės, kad tas ūkis neišnyks, bandysim jį plėsti, augti, kurti, bei suderinti siuvimą su ūkiu. Visgi norisi išlaikyti tą tėvų visą uždirbtą darbą, nesinori paleisti vėjais. Norisi kažkaip išlaikyti ir dar savo vaikams parodyti, kad reikia puoselėti tai, ką paliko kiti. Tai žiūrint į tai, kaip pas jūs iš kartos į kartą ūkis keliauja, labai gali būti, kad ir tavo vaikai kažkada lygiai taip pat seks tavo pėdomis. Norėtum šiaip to? Na, tikiuosi, kad tai bus, bet nepriversi žmogus, jeigu nenori. Gal norės kažkuo kitu būt mano vaikai, gal nenorės prie ūkio, nors dabar tai jiems labai patinka. Tiek mergaitai, tiek berniukai su traktoriais, su viskuo jie. Rūta, tikrai yra didelis džiaugsmas dėl to, kad Justė šiuo metu yra su jumis čia ir planuoja tęsti ūkininkavimą šiame ūkyje. Bet kaip jūs pati pamenate Justę dar vaikystėje šiame ūkyje? Kada jau pastebėjot, kad jai tikrai viskas čia yra įdomu, ar jau nuo pat pradžių buvo viskas aišku? Karvės, kai laikėm visą laiką, taigi turėjom tokią karvę, buvau įdėjus vardą Burbulė, tai būdavo ir dabar labai mėgsta pieną. Visi, tai būdavo ateina, ta karvytė pamelžiai, porą stiklinių išgėrė ir eina. O tai kelių metų jinai jau ateidavo vaikas ir prisimelždavo tą stiklinę pieną. Ji buvo kokių 4-5. Taip. Oho. Šitą, ir ji, taigi net, pavyzdžiui, būdavo kas atvažiuoja stebėti, basa po tvartą, ji savo, ir taip, raugau visą laiką, šitą padėdavau, eidavom ir nesvarbu, ką bedarydavom, eidavom sykiu visą laiką, šalia visą laiką, ar dar žaravėt, ar pas karvės, tiesiog taip ir augau, už tai, kad palikt nebuvo kur, darbai padaryti reikia. Bet sakė Justė, kad ji savo laiku buvo paauglystėje pajutusi, kad gal vis tik ūkio nenori, kad ją traukė didmiestis, tik tame didmiestyje kažkaip taip super ilgai neužsibuvo, ar ne? Ne, tai užsibuvo tik tai tiek, kiek ir tai, pirmadienį išvažiuodavo, arba ketvirtadienį, arba jau penktadienį vėliausiai grįždavo. Sakė, mane ten dusina, aš negaliu. Aš ir pati mieste nemėgstu. Aš pravažiuoju, tai atrodo, kad didžiausią darbą dirbus. Čia niekur nereikia lėkti, čia gali pilnais plaučiais gryną orą kvėpuoti. Tai, bet visi darbus tu turi pasidaryti, karvės nepalauks niekas, bet tas kitus darbus padarai šiandien, padarysi rytoj. Visi žinai, kad už tave niekas nepadarys, tu turėsi pats pasidaryti. O jūs dar paminėjote tą karvės vardą. O kaip yra karvėmis išrenkami vardai? Jūs darot kokį nors rinkimų vakarą ir dedat visi vardus skirtingus? Paprasčiausiai pagal kažkaip, tai Justė ateina kažkoks toks įdomesnis kitą kartą, nes beveik visos karvės turi vardus, taip ir tai dabar tai jau vis sugalvoja vis kažką. Justė pati dabar turi savo drabužių kūrimo prekės ženklą ir minėjo, kad ir iš jūsų mokėsi siūti, ar ne, nes jūs pati siūdavot, o jūs pati iš ko mokėte siūti? Aš kaip sakau, mane nuo mažų, aš kiek atsimenu, nuo kokių 6 metų gal nebuvo, buvau tik tai paprastos siuvimo mašinos, taigi mamtė visą laiką siuvo, tai būdavo pasudina, patai apmėtyti, tai vėl kažką pramokau, ir taip ir pasirodo, kad gyvenime tas visas dalykas pravertė ir visai smagu. Ir kada pradėjo jau Justė mokyti? Atsimenat, pavyzdžiui, pirmą dalyką, kurį Justė, nežinau, savo pasisiuvo ar lėlę kokią pasiuvo? Pagrindė turbūt visas tas dalykas, kaip išvažiuodavom į keliones. Mes išvažiuojam, tai visi jau... Nes šiaip būdavo iš pradžių bijai, kad nesugadintų, o paskui parvažiuoji jau tą pasidarius, visai gerai sekasi, ir paskui
nusipirkom pramoninės siuvimo mašinas ir dabar kuo puikiausiai. Ir viskas išaugo į tokį, verslą, nes jau Justė pamatė aplinkiniai žmonės puikiai atrodančią, ne? Pamatė vaikus gražiai aprengtus ir tada jau ir kitiems prireikė. Ne, tai taip šitą už tai, kad ir Benukas labai mėgsta, jau pamato, kokią įdomesnę medžiagytę mamytę man reikia. Va. Ir taip, visi, kai pats pasisiuvi, žinai, kad tikrai tokio rūbo nieks nebus apsirengęs. Labai smagu. Tai va, ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs įimasi ir tik tai į priekį ir tegus labai gerai sekasi. Dėl to ir vadinasi ženklas kitaip, ne? Nes būtent atrodai kitaip. Ne, tai taip, nes to rūbo tokio antro tikrai nebus. Visieną vis kažkuo skiriasi. O kalbėjome mes su jumis apie ūkyje karaliaujančias 3 moterų kartas. Esate jūs, yra Justė ir žvelgiant į ateitį, turite tikėjimą, kad ir Ilzė, tiesa, jūsų anūkėlė yra. Taip. Irgi perims ir irgi jau būdama, ar jau dabar eina tas karves melžti, dar mažesnė už mamą būdama? Ne, neina, bet turi savo charakterį tikrai ir tikėkimės, čia nieks nežino, kaip bus. Va, Benukas dabar jau su tėčiu važiuoja į laukus, su traktorium patenkintas, va, pavargsta, bet... Aš kaip sakau, turbūt tas ūkininkavimas kraujyje įaugęs, nes aš kaip patyrinėjau savo medį, tai pasirodo, kad ūkininkavo ten, nežinau, 7 kartos prieš. Tai va tas visą laiką ir turbūt taip ir kad... Tai ūkininkavimas yra jūsų DNR įrašytas. Tikriausiai, tikriausiai. Šiame ūkyje dera viskas – derlius, tradicijos ir kūryba. Tačiau kitaip ir negalėtų būti, kai ūkininkavimas yra tiesiog įrašytas tavo DNR. Gustaičių šeimos pavyzdys rodo, kad net ir didžiausiuose ir plačiausiuose laukuose nuo kūrybos nepasislėpsi. Ačiū, kad keliavote kartu. Žinoma, kviečiu drauge į dar vieną Lietuvos ūkį keliauti ir kitą sekmadienį. Susitiksime 9:30 min. Linas Agro. Auginti ir augti.